Labas vakaras, добрый вечер. Šiandien labai džiaugiuosi, kad jūs taip tikrai susidomėję šio vakaro tema, nes tai yra visos sezono tema. Kaip žinot, vasara tai yra širdies laikas. Šiandien esu su jumis aš Teresė Kabošienė iš Vilniaus ir mes turim nuostabią specialistę gydytoją, kuri daugiau apie save trumpai pasakys, kad aš nepraleisčiau kokių regalijų. Tai man labai miela, šilta, be galo mes kažkaip labai susidraugavom, tai Asta Keturkienė. Ir šiandien jinai yra ne namuose, o svečiuose. Tai va, Asta, scena jūsų, jums duodu žodį ir mes dabar įdėmiai klausom. Dėkui, Teresėlė, mes iš tikrųjų pažįstame gal keletą metų, bet labai suartėjome, labai kažkaip vidum man artima yra Teresė. Tai dėkui iš pakvietimą dalyvauti. Tai iš pajūrio dabar kalbu, tai pas mus apniukė ganėtinai ir galbūt vaizdas ne visai ryškus bus, nes neturiu prožektorių, kuriuos naudoju namuose būdama, bet čia turbūt kalbėjimas bus svarbus. Ir aš esu gydytoja anesteziologija ir reanimatologija ir turiu visokių kitų specializacijų, baigus bendrą terapiją ir echoskopavau ir prieš keliolika metų, prieš kokį 15, pradėjau mokytis Ayurvedą ir Lietuva, Indija ir dabar integruoju ją. Jums artimesnė galbūt daugeliui kinų medicina, bet tai yra labai panašios kiti terminai kai kurie, bet iš tikrųjų tai yra bendri vardikliai, tik tai, kad kitaip galim pavadinti, bet lygiai kaip ir Saulė įvairiom kalboms kitaip vadinama, bet tai nuo to jinai nesikeičia, lieka Saulė. Taigi, tai mes turim savo ayurvedinių masažų konsultacijų studijas Atviką ir aš mielai dalinuosi savo žiniomis, nes šiandienos temą mes pasirinkome kraujotakos sistemą ir tame jokio atsitiktinumo nėra, nes viskas matosi, ar ne gerai? Taip? Taigi mes pasirinkome temą, su Teresėlė apsitarėm, kad galbūt sveika kraujotaka ilgesnis gyvenimas. Ir kodėl aktualu yra? Todėl, kad Lietuvoje širdies kraujagyslių sistemos lygos pagal mirties priežastis lenkia visas kitas. Ir ne tik, kad viršė 4 kart viršino ES vidurkį. Reiškia, mes tikrai turime ką daryti šitoj vietoj. Ir mes su savo žiniomis, su savo, taip vadinamas alternatyvios medicinos žiniomis, nors ta alternatyviai medicinai daugiau metų, nepalyginamai daugiau metų negu šiandieniniai medicinai, tai, kuri įmama už pagrindą. Ir mūsų tikslas turbūt neneigti jokių pasiekimų šiuolaikinės medicinos ir net kalbėti žmonių nuo cheminių vaistų vartojimo, tačiau mano tikslas, manau, kad ir daugelio jūsų, yra pasiūlyti alternatyvą tiem žmonėm, kurie mąsto kitaip, kurie nori suprasti ligų priežastis ir kurie nori kažkaip ar susimažinti cheminių vaistų arba jų išvengti. Arba taip, ir vienu žodžiu. Taigi, matyt, kad motyvacija šiandienos pokalbį mes turim labai rimtą. Ir juolab, kad visi turim kraujagyslės ir jeigu jų 100 000 kilometrų daugmaž, tai yra ką veikti. Tai reiškia, jeigu tokios didelės sistemos, ilgos sistemos pažaida yra organizme, jeigu jinai nefunkcionuoja tinkamai, tai nėra vietos, kuria įdūrė negautumėm kraujo. Plauko, taip, bet plaukų folikulai gauna kraują, reiškia, ir lygiai taip pat nago pagalvėlė gauna kraujotaką. Tai, reiškia, nėra sistemos, kuri nebūtų susijus. Taip, ragena neturi kraujotakos, bet jinai irgi ima maistinės medžiagas iš aplinkinių organų. Taigi, ir mes sveika kraujotaka, tai ką mes turime omeny? Tai reiškia, kad širdis yra siurblys, ir kuris pumpuoja kraują. Ir šita funkcija, ji priklauso nuo to, ar širdies raumuo
kuris dirba be jokio poilsio, apskaitas 24 valandas, kuris dirba per minutę, jis, nu, koks susitraukimų dažnis yra, kiek per valandą, tai reiškia 60-70 kartų ir turi susitraukti, o kartais ir dažniau, tai reiškia, kiek jėgos turi turėti, kiek tas raumuo pats turi gauti maitinimą, jis gauna vainikinėmis kraujagyslėmis ir jų patologija veda į staigią mirtį arba į invalidumą, reiškia, į tą lėtinę mirtį. Ir tai tas širdies susitraukimas, arba vadinamas ta inotropija, jėga, kurią išmeta širdis tam, kad kraujas nubėgtų, reiškia, apsuktų tą, tarkim, jo didysis mažas kraujotakos ratas ir įsivaizduokit, jeigu kraujas turi pratekėti arterijomis iki mūsų dažniausiai nuleistų kojų ir venomis pakilti grįžtant atgal į širdį. Tai kokia turi būti smūgio jėga, kokia turi būti susitraukimo jėga, kad kraujas iš inercijos tekėtų ir venomis jisai grįžta prieš žemės traukos dėsnius. Ir tam padeda, aiškiai, ne tik kad raumeninė sienelė, kuri yra venose, bet ir vožtuvai, kurie prilaiko kraujo grįžimą pagal gamtos dėsnius. Taigi, jeigu širdies susitraukia, jeigu raumuo glebus dėl, pavyzdžiui, buvusių infarktų, aš esu dirbus ir kardiologiniai reanimacijai, taip kad ir be to dirbus bendros reanimacijos, o ir visur, ir esu susidūrus su daugybė rimtų kardiologinių problemų turinčiais žmonėmis, taip kad aš suprantu, kuo tai baigėsi labai dažnai, ne visada atveža to žmonės iki reanimacijos, tai dar jiems pasiseka, kad atvyksta. Tai reiškia, grįžtant atgal į tą pradžią, kodėl šita tema, todėl kad esu tikra, nežinau, keliais procentais visais, kad mes galime sumažinti. Ir turime pareigą, tie, kurie užsiimam kažkokių žmonių sveikatinimą, turime ir pareigą sumažinti tų išeinančių ir pasiligojančių žmonių skaičių, kurie kenčia dėl kraujotakos sistemos. Taigi, tai jeigu širdies raumuo yra glebus, nesusitraukia tinkamai, arba ten mes kalbėsim vėliau dėl elektrolitų, dėl Q10 stygiaus, tai tuomet širdis turi dažniau plakti tam, kad aprūpintų mūsų kraujotaką. Ir kraujagyslių struktūrą irgi kalbėsim, kokie veiksniai ją pažeidžia ir tonusą pažeidžia. Ir jeigu yra tokia pažaida, tai vadinasi, tada mes turim aterosklerotinių plokštelių kaupimosi ir turim kraujo spaudimo padidėjusio problemas. Na ir vėlgi, tai kraujas tai nėra vanduo, jis turi kraujo kūnelių, jis turi ne vieną kartą, jis yra tirštesnis už vandenį, bet įsivaizduokit, jeigu širdis kaip pompa turi prastumti vos ne kokios, manų košės, tarkim, konsistencijos kraują, kuris būna, jeigu žmonės jeigu jie negeria pakankamai vandenų, jeigu jie maitinasi bet kaip, ten organizmo tarša yra didelė ir plus, jeigu yra dėl krešumo įvairios problemos, tai kokia apkrova turi dirbti širdis. Ir kita vertus, dėl pareigimus darbui visi organai ir sistemos gauna iš smegenų, galvos smegenų, iš centrinės nervų sistemos. Ir yra endokrininiai organai, kurie gamina tos hormonus, kurie vadinami messengeriai arba pasiuntiniai, kaip turi kažkoks organas ir sistema funkcionuoti. Vadinasi, kad jeigu ta centrinė nervų sistemos reguliacija sutrinka, mes turime irgi įvairias širdies problemas, ne tik širdies kraujotakos problemas, na ir kiti organai įtakoja. Tokie organai kaip, pavyzdžiui, plaučiai, gal girdėjau tokį žodį plautinė širdis, kada dėl bronchektazių, dėl alveolių išsiplėtimo, dėl pūlingų plaučių ligų žmonės kenčia dėl dustulio, ten būna tos nosys mėlynos, lūpos mėlynos. Ir kita vertus, svarbu vaidmenį turi inkstai, nes juose gaminasi hormonai, kurie tiesiogiai įtakoja kraujo spaudimą, ir
kepenys dėl organizmo taršos dažniausiai nukenčiančios ar dėl ligų. Ir mes kalbėsim trumpai, kada kalbėsim apie taršą, kokia tai jų įtaka yra. Na ir tos priežastys tos širdies kraujagyslių ligų yra pagrindinės tokios, kad dėja mūsų mityba ir cholesterolis mums kelia, na, turbūt nemažai kam tas pats žodis, tokius nemalonius pojūčius, nerimą vis tokį, na ir irgi atskira tema bus šiandien. Žarnyno mikrobiota, reiškia žarnyno gerųjų ir blogų bakterijų santykis begaliniai svarbus yra. Minėjau kūno tarša, lėtinis stresas ir mes apie tai šiek tiek kalbėsime, bet ta paskutinė, kurią aš įrašiau, lygų priežastis, tai genetika, na taip miela, malonu ir taip atrodo nurašyti savo negalavimus paveldimumui. Ir, nu tai ką padarysiu, sako man dažnai pacientai, kad va ten mamai, ten ar kam buvo giminėje, artimųjų tarpe, va tokias, ar padinta kraujospūdžio liga, ar kitos problemos. Ir sako, nu ir ką, ir reiškia, tai jau yra nulemta man, nesutinku, tai yra tik tai genetiškai silpnesnė vieta, per kurią manifestuoja lyga, jeigu mes netaip gyvename. Tai nėra būtinybė mums sirgti tą lygą, mes tiesiog jie greičiau sirgsime. Ir tiek. Na ir mityba. Tai irgi kalbėsim toj apie omega-3 įtaką, na, sveikatai, širdies, kraujagyslių sveikatai. Ir dabartinė mityba, ta vadinama, tokios vadinamas civilizacijos lygos, arba turbūt reiktų pridėti necivilizacijos lygos, šiuolaikinės yra, tai jos susiję su ta mityba, kuri neskiria laiko žmonės pavalgyti ir tas greitas maistas, pusfabrikačiai, sugadintas ne taip gaminant. Pavyzdžiui, visi tie čirškinimai, na, visi tie virimai kažkokie tose gruzdintuvėse, kada aliejus ne tik, kad nekokybiškas naudojamas, bet ir pakartotinai naudojamas, na, kažkam ten virti, nežinau, ne tik, kad spurgytėm, ne tik, kad bulvytėms toms fri, kurias ypač mėgsta mūsų vaikai dėja, bet ir visokias vištų šlaunelėms ir taip toliau, kam tik nenori. Tai kodėl šitas procesas, va toks maisto gaminimo procesas, jis mums gadina sveikatą? Todėl, kad aukštoj temperatūrai, labai aukštoj temperatūrai, aukštesnė negu virimo, dar gaminasi junginiai tarp, baltymas jungiasi su riebalais ir susidaro galutiniai lipoksidacijos produktai, ir baltymas jungiasi su angliavandeniais, tai ir susidaro produktai, kurie, tai yra vadinamas greitkelis į lėtinį sisteminį uždegimą. Ir mano minėtas tos bulvytės fri yra vienas iš tokių pavyzdžių. Ir mes galime turbūt tose viešo maitinimo įstaigose matyti daugybę tokių patiekalų, kurios valgo jaunimas ir kurie tiesiog perkasi savo ligą. Ir kad mes labai nutolstame nuo, kaip aš sakau, tų gamyklinių parametrų savo ląstelėse, ir turbūt girdėjote apie Viduržemio jūros dietą visi, ir tame regione gyvenantis neturi tokių širdies kraujagyslių sistemos problemų, kaip kad turime mes. Kodėl? Todėl, kad jie valgo, jų mityboje daug iš švarios jūros, šviežiai pagautos žuvies, jūros gėrybių, jie spaudžia ir čia pat spaudžia, ir čia pat vartoja alyvuogių aliejų kokybišką. Ir kad mūsuose dabar labai yra populiarūs tie visi, ne tik kad pigūs aliejai, iš taupumo dažnai žmonės perka, bet ir pašaruose, kada dirbtinai yra nušeriamos kombikormais įvairiais, ne tik kad vištos, ne tik kad paukščiai, bet ir galvijai dažnai ir kiaulės, tai toje mėsoje vyrauja omega-6, tai yra ta riebalų rūgštis, kurios mes turime turėti, bet jos perteklius dėja
provokuoja, jos kilimo produktai kozonoidai visada skatina uždegiminį procesą, absoliučiai visada. Ir tai yra didžiulis skirtumas tarp tos žuvies, kuri nušerta tvenkiniuose, arba tų krevečių, kuris užaugintos prūduose, tvenkiniuose, ir tarp tų, kurios maitinasi vėžiagyviais. Vėžiagyviai iš jūros dumblių gauna jūrinės kilmės omega 3 būtinąją, ir tokiu būdu vat, žmonės, kurie maitinasi šviežia žuvim iš jūros, jie gauna reikiamą jūrinės kilmės omega 3 uždegimą slopinančios. Jinai slopina uždegimą, tai būtinas vat, toks ingredientas mūsų mytyboje. Ir dar apsistosime ties šią vietą, bet labai svarbi mytybos problema tai yra mažas skaidulų kiekis praryjamame maiste. Ir turime gauti apie 30 gramų skaidulų. Tyrimai rodo, kad 12-10 gramų viso labo dienai mes realiai jų gauname. Ir kad tos skaidulos, jos tirpios, netirpios yra, ir kad tirpios skaidulos, jų ypač mažai gauname, jos yra tik tai prebiotikai, reiškia, jos yra tik maistas gerosiam bakterijom. Šalia ten lengvo detoksikuojančio poveikio žarnyne, tai vat, ir mes turime per mažai gyvų bakterijų, mes šiek tiek dar, jeigu vis laiko apsistosim ties to. Na ir taip, ir per daug suvalgom, ir ne per daug kaloringo maisto, ir sudėtis skurdi. Ir kada aš kalbu apie mytybą, tai vien apie mytybą, tai aš kartais rodau dar skaidrės apie maisto sudėtį, ko šiuolaikinė maiste trūksta. Na, bet jeigu mes panagrinėsim lėtinį sisteminį uždegimą, kuris vis aktualėja mūsuose ir priveda prie labai rimtų sveikatos problemų, tai iš tikrųjų nėra beveik sistemos, kurios jis nepažeidžia. O šiaip jeigu trumpai, tai ūmus uždegimas visada visiems reikalingas yra, jo dėka užgyja žaizdos ir taip toliau, ir mes kažkokį likviduojam kažkokį tai užkratą mūsų organizme, bet jeigu išlieka priežastys, kurios sukėlė ūmų uždegimą, mes pereinam tada į lėtinį sisteminį uždegimą, ir 90% ligų yra su juo susiję. Ir mūsų šiandienos tema, mes šiandien aptarėme širdies kraujagyslių ligas, 100% susiję su lėtiniu sisteminiu uždegimu. Tai transriebalai, kažkoks, nežinau, išgalvojimas, prailginant riebalų, demoniškas išgalvojimas, man prailginant riebalų galiojimo laiką, bet deja gadinant mūsų sveikatą. Ir transriebalai nesišalina taip iš mūsų organizmo, jie kaip lajus, jie nusėda ant kraujagyslių šiaip jau. Ir deja, va, tose populiariausiose maistuose, ir ypač kas tokį maistą valgo, vaikai, jaunimas, čia vieni iš pagrindinių produktų, kuriais maitinasi. Taigi picos populiarios, ten visokios ir bulvytės mano minėtos, ir netgi sausose pusryčiuose, jeigu jie netinkamai paruošti yra, ir pyragai visokie, šokoladai, ledai, ir taip toliau, visokie pudingai. Aš nekalbu apie tas greitus, atsiprašau, nepaprastas įspėjimas, čia man įspėja, kad audra pajūryje. Pas mus tas pats va irgi eina, jo. Yeah. Garsą išjungiu, bet čia ne alarmas be garso. Tai štai alarmas turbūt, kad mes vartojam tiek daug transriebalų. Tavo pirštas ties šitą temą. Na ir kaip atsvara būtų tie omega 3 tie maisto produktai, kurie turi omega 3. Tai ir snieginis krabas, ir tos kaip tas užkrito dabar, tai Atlanto viso to jūrinė žuvis, ir tas, vienu žodžiu, tos jūros gerybės, kurios jos tvirtinasi prie laivų,
apačios ir kurios anksčiau būdavo nuvalomas, nugramdomas kaip taršos kažkoks elementas, o dabar pasirodo, kad iš tų galima išskirti kokybišką omega-3. Taigi, ir tunas su sąlyga, jeigu nedirbtinai numaitintas. Ir apskaitai tai omega-3 yra jūrinės kilmės, kuri gaunama iš jūros žuvų jos gėrybių, bet ir augalinės kilmės, kurios mums irgi reikia. Tai šaltiniai yra ir linų sėmenys, pavyzdžiui, spindulinės pupuolės, 10 arba mungdalai dar vadinami. Jie taip pat yra ir vaisiuose, ir kai kuriuose daržovėse, atrodo brokoliai, špinatai. Bet tik tai tiek, kad augalinės kilmės omega-3 labai mažai mes konvertuojam į jūrinės kilmės. Ir moksliniai tyrimai sako, kad 1-2 procentus vyrai gali tik konvertuoti ir moteriai 6-8 procentus viso labo. Oi, aišku, dar bus apie omega-3. Dabar ir kad, čia skirtingas poveikis, reiškia, tiek omega-6, kas sukelia uždegimą, perteklius riebalų rūgštys, omega-3 slopina uždegimą ir štai, kad pagrindinis, kas liečia mūsų temą, tai riebalų rūgštys, jos, čia gerina lipidų profilį, bet jos gerina to gerojo cholesterolio, didina gerojo cholesterolio, tai DTL kiekį kraujyje ir mažina mažo tankio cholesterolio poveikį. Ir kad apsaugo endotelį, mes kalbėsim tuoj, artėjom prie cholesterolio, ir tada aš labiau aptarsiu, kaip omega-3 konkrečiai veikia cholesterolį. Na ir mažina kraujo krešumą, jeigu kokybiško omega-3, ir žinoma, kad jeigu mažina uždegiminį procesą, čia šitoj skaidriai detaliau surašiau apie omega-3 poveikį širdies kraujagyslių sistemai. Tai, kad omega-3 kokybiška, ji didina azoto oksido gamybą. Azoto oksidas tai yra ta cheminė medžiaga, kuri skatina arterijos spindžio padidėjimą. Ir praktiškai tai reiškia, kad tuomet organizmas pats dėka tų instaliuotų programų sugeba sumažinti padidėjusį spaudimą. Jeigu kraujo spaudimas yra per žemas, tai azoto oksido mažiau gaminasi, tada ir mes pasikeliam patys savo kraujo spaudimą, jį sureguliuodami. Žinoma, šitam savireguliacijos mechanizmui būtina sąlyga, kad arterijų sienelės būtų paslankios. Jeigu jos yra impregnuotos, kaip arba liaudis sako, apkalkėjusios, jeigu jos yra impregnuotos to mažo tankio cholesterolio nuosėdomis ir organizmas tarsi pleistrą tą uždegiminį procesą užklijuoja to mažo tankio cholesterolio arterijų sienelėse ir kartu dar nusėda kalcio druskos, tai dėl to jos sukietėja. Tai štai jeigu jos sukietėja, tos arterijų sienelės, tai tuomet jau gydytojai įveda cheminius vaistus, kurie dirbtinai praplečia kraujagyslių spindį, arterijų spindį ir tokiu būdu pamažina kraujo spaudimą. Bet vėlgi, tie cheminiai vaistai laikinai, tokia dozė, tokia cheminių vaistų rūšis laikinai tai daro, ilgainiui reikia didinti dozes, keisti medikamentus. Ir kas labai svarbu, kad omega-3 mažina kraujo krešumą, o tai reiškia, kad kai mes patarėme savo klientams, aš vadinu pacientais, man taip galima dėl to, kad esu gydytoja, tai omega-3, tai tuomet visada patariu, kad stebėkite kraujavimą, ypač tiems, kurie naudoja krešumą mažinančius vaistus. Dažnai žmonės geria, sakė, hertemagnilį arba aspiriną mažomis dozėmis, tarkim 100 mg, tuo pačiu gadindami, rizikuodami ilgainiui turėti skrandžio opas, bet
šiems žmonėms, jeigu jie vartoja kokybišką omega-3, tai ilgainiui nereikia vartoti šitų mano minėtų ar panašių krešumą mažinančių vaistų. Jeigu žmogus vartoja rimtus vaistus, pavyzdžiui, po širdies, po infarktų, po insultų, po kažkokių transplantacijų, receptinius vaistus, žinoma, mes neturim teisės kištis į jų dozavimą, bet patarti žmonėms dažniau pasitikrinti krešumo rodiklius ir stebėti, pavyzdžiui, įsipjovus ilgiau kraujuoja, tai tada tartis su gydančiu gydytoju dėl dozių mažinimo. Ir šiaip, kodėl tai yra svarbu, todėl kad ląstelių membranoj omega-6 ir omega-3 turi būti vienodų santykių. Tai tada yra norma. Ir begalė mokslinių tyrimų apie omega-3 įtaką širdies kraujagyslių sistemai. Ir įsivedus PubMed, ten apie omega-3 ir širdies kraujagyslių sistemos ligas, nežinau, ten galima, ten daugybė įrodymų yra apie tai, ką aš kalbu, aš čia tik tai surašiau mažą dalį jų. Ir tas metanalizės žodis turbūt žinote gal, kad reiškia, kad sujungti kelių tyrimų rezultatai, keliolikos tyrimų, kad didelė apimtis yra, tai buvo tyriamųjų. C-reaktyvinis baltymas yra kepenyse gaminamas baltymas, kuris informuoja mus apie tai, kad organizme vyksta uždegiminis procesas, bet jis nustatomas tik tai uždegimo paūmėjimo metu. Bet tai reiškia, kad omega-3 kokybiška jūrinės kilmės, jinai mažina ir lėtinį rūmų uždegimą. Ir kad maiste, štai mes galim gauti su maistu ir aš savo pacientų konsultacijų metu klausiu, sako, kiek mėsą vartoja dėl įvairių priežasčių, bet kur perka, ar valgo kavinėse, perka parduotuvėje, tada kokią, ar auginta kažkur, nes yra didžiulis skirtumas. Tai čia suklydau, čia naminis viščiukas iš fermos, čia ne 15, su vienu turi būti, ne su 4. Tai dėl to, kad pašaruose yra daug, pašarai gaminti dažniausiai iš kviečių, iš sojos, iš kukurūzų, o ten yra omega-6 šaltinis. Tai naminė višta 5 su 1. Ir jeigu perkami kiaušiniai, kurios padėjo tokia dirbtinai užauginta višta, tai žinoma, kad jos tos sudėtose kiaušiniuose ir bus, ir vyraus omega-6, o ne omega-3 mums reikalinga. Laukinė žuvis, idealios sudėties lašiša, jeigu tai yra natūrali. Vėlgi, Baltijos jūros žuvis bus labai užteršta sunkiaisiais metalais ir nelabai mums turbūt sveikatai tarnaus, jeigu mes į ją labai įsijausime. Jūros dumbliai yra tobulas šaltinis, omega-3 šaltinis, bet vėlgi, ar švario jūroje augo jie. Ir čia įrodymai didelių apimčių ir tiesiais neapsistosiu, bet omega-6 taip pat yra svarbi, jeigu jos turime tik tiek, kiek reikia, nes jos gauname daugiausia, vis tik tai su šiuolaikiniu maistu. Ir tai yra šitos dvi riebalų rūgštys kartu su cholesteroliu formuoja išorinį kiekvienos ląstelės membranų sluoksnis, vadinamas fosfolipidiniu sluoksniu. Taigi, kodėl cholesterolis yra? Todėl, kad jis priduoda standumo membranoms, jis kietėja kaip riebalas. Ir daugybė tų šaltinių, iš kurių mes gaunam pernelyg didelį omega-6 kiekį. Ir priartėjome prie labai svarbios priežasties, širdies kraujagyslių sistemos ligų priežasties. Mes apie cholesterolį žinome turbūt daug ir man visada įdomu sužinoti dar kažką naujo. Ir mes šiurpstam, ta žodis mus neramina, bet iš tikrųjų, tai jeigu mes turim per mažai cholesterolio, mes turim sveikatos bėdų rimtų taip pat, nes iš cholesterolio ir vitaminas D gamina CO2 ir begalė mums ten hormonų sintezė ir taip toliau ir tik tai kokio cholesterolio turim daugiausia
savo kraujyje. Tai yra vienas klausimas. Ir dar kitas klausimas, ar tas mažo tankio cholesterolis, kuris iš tikrųjų yra sargdinantis, ar jis yra oksiduotas, ar jis yra aktyvus. Ir yra mano YouTube kanalas nemokamas, Asta Keturkienė, aš ten įkėlus, kaip sakau, tai savo gydytojos karmą. Kažkada vien chemiškai gydžiau, tai aš dalinuosi savo žiniomis ir ten yra labai daug paskaitų įvairiomis temomis, ir apie cholesterolį taip pat ne viena paskaita, ir apie priežastis. Ir aš vis tik, aš neneigiu ir labai pritariu tiksliau toms nuomonėms, kad cholesterolis yra taip, kraujagyslių žudikas, bet mes, reiškia, cholesterolis, na, jis yra kelių rūšių. Mes, čia uždegiminis procesas, kas vyksta, kada mes prieisim prie šitos vietos, kada yra tas uždegiminis procesas, kaip formuosi, bet cholesterolis mums kenksmingas yra dėl to, kad aš, kaip minėjau, tas mažo tankio frakcija jo limpa ant sienelių, siaurina spindį ir tada gali krešuliai formuotis aplinkui. Kaip bebūtų, jeigu dar stresas, spazmas toj vietoje ir mes turim kraujotakos sutrikimą. Tiek širdį gali būti, tiek smegenyse. Mes galim turėti ūmią katastrofą organizme įvykstančią, bet mes galim turėti lėtinius kraujotakos tiek smegenyse, tiek širdį nepakankamų reiškinius, kurie gali pasireikšti išeminiais skausmais, tenokardiniais, galvos svaigimais ir taip toliau. Ir kas vyksta, reiškia, kaip tas cholesterolis suprasti? Aš viena iš savo paskaitų ten YouTube aiškinu, kad ne MTL skaičiuje yra pagrindinė problema. MTL yra mažo tankio cholesterolis. Kad mums būtų labai informatyvu, jeigu mes apsiskaičiuotume santykį tarp trigliceridų ir DTL. DTL yra gerasis cholesterolis, kuris pačiumpa už pakarpos, jeigu jo pakankamai daug yra, į tą mažo tankio cholesterolį nutempia į kepenis, kuris tai yra perdirbamas į tulžies rūgštį, tos tulžies rūgštys per žarnyną yra šalinamos iš organizmo. Štai dėl ko dar yra labai svarbi kepenų švara, dėl to, kad galėtų šitie procesai vykti. Trigliceridai naudojami kaip energijos šaltinis, jie vyrauja riebaliniam audiny, ten gali būti 70%, jie yra suskaidomi, kada mums reikia energijos, tai yra keliagubai, daugiau jas gauname iš trigliceridų negu iš angliavandenių, bet jeigu tarp trigliceridų ir DTL gerojo cholesterolio santykis yra daugiau 3 arba daugiau, reiškia, kad reiškia, mes tada turime žinoti, kad toks cholesterolio santykis veda į aterosklerozės proceso, reiškia, į aktyvų aterosklerozės procesą. Tai vadinasi, kad turime labai sunerimti. Jeigu šitas santykis yra mažiau negu 3, nepaisant to, kad MTL mažo tankio cholesterolio yra daugiau, tai tada tas vadinamas aterogeniškumo koeficientas arba pavojus kraujagyslėms yra ženkliai mažesnis tada. Tai mums reiktų išlaikyti mažiau negu 3. 1, 2, 1,5 arba dar mažiau būtų tobulai. Dabar dažnai žmonės yra, tas mažo tankio cholesterolį dabar jau yra įrodyta, jis yra dvejopas, jis yra A tipo, kuris yra gerėtis, ir B tipo, kuris yra iš tikrųjų agresyvus, iš tikrųjų kenksmingas kraujagyslėms, bet dažniausiai lipidogramų jie nustatomi kartu, jie tyriami kartu. Tai vat, ir turiu labai daug informacijos apie statinų poveikį ir, taip teigiama ir nemažai taip yra taip sakančių, kad statinai mažina tą MTL A tipo cholesterolį. Šalia to, kad mes minėsime ir Q10
būtiną energijos šaltinį ir būtiną energijos šaltinį širdies intensyviam nepertraukiamai darbui. Ir statinai mažina Q10 sintezę. Dėl to, nors jie laikomi kaip pagalbininkai širdies kraujagyslių sistemai. Ir dabar mačiau, kad jau gaminami statinai su Q10 kaip priedas. Jo mums labai trūksta. Taigi, jeigu arterijos sienelė yra uždegiminis procesas, tai tuomet, ir dar šitoje vietoje paminėsiu, kas dar yra labai svarbu, kad yra tas oksiduotas cholesterolis. Tik jis yra mums pavojingas. Reiškia, jeigu yra MTL daugiau, bet jis neoksiduoja, o kada jis oksiduojasi? Labai svarbus veiksnys sardinantis yra insulino perteklius. Ir insulino rezistencija, gal girdėjote apie tai, tai yra vis dažnėjanti problema. Ir iš kitas, jeigu viena iš faktorių, kodėl tas cholesterolis tampa aktyviu mažo tankio, tai yra insulino perteklius, insulino rezistencija. Ir tada ir daugiau dar veiksnių, kurie aktyvuoja cholesterolį, apie tai paskaitą esu įrašiusi, jeigu įdomu kam. Tai tada cholesterolis įdaro silpnus. Ir kada imuninė sistema aptinka ant arterijos sienelės, tos uždegiminės arterijos sienelės, tokį nusėdusį cholesterolį, jinai meta desantą, jinai meta imuninės sistemos ląsteles, dėja dėl tos bandymo, reiškia, neutralizuoti tą kenkėjiškai veikiantį oksiduotą cholesterolį, išsiskiria tokie citokinai ir dar kitos medžiagos, kurios vis tik aktyvuoja dar uždegiminį procesą. Ir ten tie makrofagai ir galiausiai atsiranda dėl to imuninės sistemos aktyvios veiklos, tokios ertmės, tose plokštelės jos gali prakiurti ir arterija gali prakiurti toje vietoje. Taigi, ir kojų venose irgi, ir dar gali trombai formuotis, tie trombai gali atitrūkti ir keliauti į smegenis, į plaučius, žiūrint, kur jie susiformavo. Na ir nukenčia ne tik tai centrinės arterijos kraujagyslės, bet ir periferinės. Ir kojų venų, tarkim, tromboflebitai, ten tie išsiplėtimai uždegiminiai, kuriuose kitaip teka negu paskaičiuota gamtos kraujas, ten pradeda sukūriuoti ir kaip toliau ten formuoja, užsistovi. Jeigu yra tirštas kraujas, jeigu yra krešumo sutrikimai dėl mitybos problemų, dėl pH netinkamos, tai tada formuojasi trombai, kurie irgi gali keliauti į plaučius ar taip toliau. Na ir ne tik, kad sunkios kojos ten tinsta, bet rimtų sveikatos problemų galim sulaukti. Aš čia jau ir apie cholesterolį. Ir yra tokios ksantelezmos vadinamos, tačiau labai ilgalaikės cholesterolio proporcijų išsiderinimo pasekmės matomos. Bet lygiai taip mes kalbam dažniausiai, galbūt turim omeny širdį, bet labai kažkas panašaus darosi ir smegenyse, galvos. O šiaip šitoj skaidriai paminėta, kad dėl to uždegiminio proceso, dėl mano minėto tų sienelių pažaidų visokių, formuotis gali aneurizmos. Aneurizma reiškia išplonėjusi kraujagyslių vieta, ypač pakilus spaudimui, ji gali tiesiog prakiurti ir netikėtai tiek smegenyse, tiek kur. O kad dėl kraujotakos problemų mes dėl to uždegiminių procesų, neurodegeneracinių ligų, žmonės suserga įvairiom demencijom, Alzheimerio liga, kada net ir smegenų apimtis yra ženkliai sumažėjus. Ir pasirodo, kad kokybiška omega-3 puikiai gali būti visų šitų problemų prevencija pasitarnauti. Ir čia matom, kad po kažkurio laiko, ilgokai buvo tirtos moteris ir kad po 8 metų vartojant kokybišką omega-3 centimetrais, kubiniais centimetrais jų smegenys buvo didesnis negu tų, kurios nevartojo beveik. Ir atmintį įtako ir taip toliau. Na ir Q10 mano minėta, kažkiek anonsuota, kad
mums reikia ir nuo 50 metų, maždaug nuo 40 ir taip gamyba mažėja, plus dar jeigu vartojame kažkokie cheminiai vaistai ir taip toliau, taip kad kokį 100 mg, kartais ir 200 mg kasdien mums praryti yra tiesiog, mano gilių įsitikinimų, būtina vyresniam amžiui. Ir ypač jeigu statinus, kaip mano minėtus, vartoja žmonės, tai tiesiog, na, labai svarbu. Ir yra daug mineralų, kurie veikia kraujotaką. Kalis, jeigu jo per mažai, tada širdies ritmo sutrikimai galimi iki dažnų tų takikardijų, nes reanimacijoje visada širdies ritmas sutrikęs, kol laboratorija padaro kraujo tyrimą, bet jau klasika, niekada kitaip nebuvo. Pradedam lašinti kalį didelėm dozėm į veną. Ten greit nepalašinsi, veną skauda, bet tiesiog, privaloma. Ir jeigu kalio per daug, tai reti atvejai dėl inkstų nepakankamumo, dažniausiai tada lėtėja širdies ritmas iki širdies sustojimo, sistolijos gali žmogus taip sulaukti jo. Ir labai svarbu, kad ir magnis, begalinį magnio taip daug kam trūksta. Įsivaizduokit, jeigu 1 procentas magnio yra kraujyje ir iš to 1 procento magnio kraujyje serumos mes sprendžiam apie magnio kiekį. Nerealu, mano giliu įsitikinimu, matyti visumos, bet magnio trūksta daugybei, nes magnio stoka tiesiogiai neigiamai veikia širdies ritmą. Tiesiogiai ir kraujo spaudimą, ir kraujo krešėjimą. O dar labai svarbu, kad magnis su kaliu turėtų būti vartojamas kartu, nes pasirodo, kad jeigu magnio mažai, kalis patenka į širdies ląsteles, bet jis neužsibūna juose. Tiesiog jis pasišalina iš jų. Ir ten, nes dėka mineralų susitraukia širdis ir tos miofibrilės, reiškia tos raumeninės skaidulos susitraukia arba atsipalaiduoja ir nervinis impulsas perduodamas. Tai štai, ir lėtinis stresas, vienareikšmiškai jis įtakoja, nes jis įtakoja per tą centrinę nervų sistemą, per hipotalamus, hipofizę, turbūt girdėjo tokius žodžius, ir antinkščiai. Ir kad nėra sistemos, kurios neveiktų, juo labiau širdies. Todėl, kad gaminasi tie mano minėti messengeriai, pasiuntiniai, tai yra tokie hormonai kaip kortizolis, girdėjo, kaip adrenalinas, ir lėtinė stresas, tai yra mobilizacija, tai reiškia daugiau, visiems organam reikia daugiau, nes dirba perkrova, reiškia daugiau kraujo, širdis turi plakti dažniau, stipriau susitraukti, tam, kad visi tie organai, smegenys ten įjungtos, mąstymai vyksta, visokie scenarijai kuriami ir taip toliau. Taigi, tie hormonai visada skatina kraujo spaudimo padidėjimą ir prilaiko gliukozės kiekį kraujyje, dėl to, kad gliukozė yra čia pat po ranka gaunamas energijos šaltinis, labai lengvai įsisavinama. Ir gliukozės perteklius veda prie insulino pertekliaus ilgalaikiai, čia neišsiplėsiu apie tai. Ir kas dar labai svarbu, lėtinio streso metu mažinama azoto oksido gamyba, o tai reiškia, kad prisimenam, tai yra ta cheminė medžiaga, kuri praplečia arterijų spindį ir mažina kraujospūdį. Ir be to lėtinio streso metu didėja kraujospūdis. Apie mikrobiotos ir širdies kraujagyslių sistemos patologiją ryšį mažai kalbame, bet iš tikrųjų tai yra ganėtinai daug įrodymų jau, kad irgi mano YouTube kanale yra paskaita apie pralaidų žarnyną ir ten dėl gleivių sluoksnio dengiančio ir apsaugančio gleivinę ir taip toliau, ten suplonėjimu ir taip toliau, kada pradeda patekti į kraują tokie lipopolisacharidai, yra agresyvūs junginiai, kurie skatina uždegiminį procesą vienareikšmiškai. Taigi, tai reiškia, ir yra bakterijos mūsų pilvuose, kurios atsakingos už tai, kad pagamintų tą tinkamą
tinkamos konsistencijos, tinkamos storio gleivių, apsauginiai gleivių sluoksniai ir kad duotų energijos labai sunkiai dirbančiam žarnyno senelės ląstelėm ir taip toliau. Ir dar gamina gerosios žarnyno bakterijos tokios trumpos grandinės riebalų rūgštys, kurios jos yra atsakingos už irgi už žarnos gleivinės sveikatą, jos turi tiesioginį poveikį ir smegenų veiklą. Jos kaip metabolitai, jos iš viso tai veikia visą organizmą ir jos atsakingos ir už alkio, nu, tiesiog už labai daug ką. Neišsiplėsiu, nes labai galiu daug kalbėti šitą temą, bet mums reikia prisiminti, kad cholesterolio metabolizmas, perdirbimas vyksta žarnyne. Tai jeigu nėra gerų bakterijų reikiamos rūšies, tai vadinasi cholesterolio perdirbimas lygiai kaip ir gliukozės nukentės. Apie tai buvo įrodyta seniausiai, kada mokslininkai užpylė sauso cholesterolio krūvelės bakterinę kultūrą, žarnyno bakterijomis žmogaus ir tiesiog krūvelės išnyko akyse. Tai štai. Ir vėlgi, jeigu mes, čia labai gerai matosi apie žarnyno pralaidumą, turi būti dengti tas žarnos sienelės endotelio vienos ląstelės storio, jis yra viso labo reikiamas konsistencijos gleivių sluoksnis, nes maistas, kuris atslenka iš virškinimo trakto viršutinio aukšto, yra ir įvairių skoniais, rūgštus, galbūt mes valgom ir čilį kartais, ir alkoholį žmonės geria, ir kita vertus mechaniškai abrazyviai pažeidžia, nes tai yra kietas maistas, gali subraižyti. Ir vat, jeigu apsauginės sluoksnio nėra ir išveša patogeninė flora, yra įrodyta, kad ir klastridijos, ir kas, tai reiškia, jos blogina pralaidumą. Tai vat, ir padeda patekti tai, kas neturi patekti į žarnų spindžių. Tada imuninė sistema sudirginta, 2/3 imuninės sistemos yra žarnų sienelė. Ir tada prasideda autoimuniniai procesai visokie ir kitokie, alerginiai ir kitokie. Na ir laisvieji radikalai, jie begaliniai svarbus, jie aktyvuoja, jie reiškia apiplėšinėja ląsteles, DNR, baltymą, norėdami. Laisvieji radikalai yra tos ląstelės, kur jiems trūksta 1-2 elektronų ir jie nori gauti. Ir kaip minėjau, jie tada apiplėšinėja. Jeigu DNR, reiškia, nusimuša dalinimosi kryptis, ten ir taip toliau. Jeigu tai baltymus apiplėšia, tai tada formuojasi tas navikinis, kažkoks vėžinis audinys ir tada organizmas jau. Ir tada jau nesugeba apsiginti dažnai nuo tokių problemų savalaikiai. Na ir, kaip bebūtų, mes esame apsupti įvairių prietaisų ir jonizuojančių visokių spausdintuvų ir ko nenori, ir oro tarša, ir visa kas. Ir štai, kai tie laisvieji radikalai, jie veikia hormoninę sistemą taip pat. Tai jie veikia kraujagyslių endotelį, mes kalbėjom, jeigu yra kraujagyslių vidinis sluoksnis uždegiminis, tai reiškia ir visos sąlygos lipti tą mažo tankio cholesterolį. Tai ir krešumą veikia, ir kas dar svarbu, kad veikia ir kapiliarinė kraujotaka, nes ne tik centrinė nervų sistema, o kapiliarinė kraujotaka dar nukenčia ir nuo toksinų, jie neturi kanalų šalintis, jie kaupiasi visose ertmėse ir štai, ir tada ir organų veikla sutrinka, ir tais kapiliarais negali hormonai tinkamai šalintis iš endokrininės sistemos liaukų ir taip toliau, vienu žodžiu. Ir mes turime, aš daug kalbėjau, bet jeigu taip susisteminant, tai dažniausiai nėra vienos priežasties, dėl ko susergama širdies kraujagyslių ligomis. Ir jų yra daug, bet yra pagrindinės priežastys, tai yra, kad yra tas uždegiminis procesas, yra sąlygos lipti cholesterolį, jo santykis yra išsiderinęs ir ne tik, kad tas piktasis, vadinama, tai blogasis cholesterolis mažo tankio, jis dar tampa agresyviu dėl tam tikrų veiksnių poveikio.
Tai štai, ir kad mes gyvenam kuo toliau, tuo labiau turbūt lėtiniam stresui. Aš kalbu mes, tai visuomenė, ne čia tie, kurie mes dalyvaujam. Aš tikiu, kad visi, kurie dalyvauja, kitaip masto, kitaip gyvena, stengiasi gyventi. Bet aš kalbu apie visumą. Taip, ir mažiau dvasinių praktikų, tolstam nuo Dievo. Ir vartoja žmonės daug cheminių vaistų, kurie naikina gerasias bakterijas. Ir tai veda į mano minėtas problemas, į taršą ir visą kas. Ir gerosios žarnyno bakterijos, jos nėra niekuo pakeičiamos. Taigi ir kad organizmo tarša, ir aplinkos tarša, maisto produktų tarša, maisto produktų skurdumas savo sudėtim, paruošimo būdas iš neturėjimo motyvacijos skirti laiko maisto gamybai ir apskritai pavalgymui, žinių stoka, bet ne todėl, kad jų negalima, nėra šaltinių, iš kur gauti, tiesiog nemoko mūsų apie tai. Tai turbūt tiek šiandien ir labai ačiū uždėmesį, kurį skyrėt šiandien tokį joninių vakarą, rasų vakarą laiko saviugdai. Ir vardan to, kad galėtumėm dalintis su kitais, aš labai džiaugiuosi to ir lenkiu galvą prieš jūs, kad jūs atidėjote šventimą ir pabuvot šį vakarą. Tai ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū gydytojai Astai, ačiū Justute labai. Dabar kas turite pagal šią temą širdies ir kraujagyslių, jeigu turite šitos temos klausimų, tai parašykite į čatą, galite ramiai rašyti, kol aš pakalbėsiu trumpai apie sprendimą, o kaipgi savo mes galime padėti, ar ne? Mes čia jūs prigazdinome su gydytoja. Gydytoja paminėjo tikrai daug produktų, tai vat priminsiu ir kodėl mes renkamės būtent tiems produktus, tai trumpas video ir keli produktai priminimo jums, kaip savo padėti ir dabar būtent vasara labai tas tinkamas laikas. Paspaudžiau mygtuką. Trumpai sustabdysiu, nes nepaspaudžiau vieno mygtuko. Taip, aparatūra nenori klausyti, nieko, viskas susitvarkom. Taip. Mes renkamės puikius tiems produktus, o kodėlgi būtent tiems, tai daugiau nei prieš 20 metų tiems tapo viena iš pirmųjų originalių Kinijos kompanijų Europoje. Jis siūlo modernius aukštųjų technologijų sveikatos valdymo sprendimus, pagristus tradicinė kinų medicina, jos principais. Tie sprendimai veiksmingai apima 3 svarbiausius gyvenimo aspektus. Tai fizinė sveikata, emocinė pusiausvyra ir gyvybinė energija, kurie lemia šiuolaikinio žmogaus kasdienio gyvenimo kokybę. Taip, apie šios dalykus tikrai gydytoja labai šiandien kalbėjo. Ši kompanija sujungia 5000 metų tradicinės kinų medicinos išmintį ir su šiuolaikinėmis biotechnologijomis, kad padėtų žmonėms gyventi kokybiškiau ir harmoningiau. Žinom, kad rytų mūsų visa sveikatos koncepcija yra tiems kompanija remiasi būtent šitą koncepciją, tai yra organizmo valymas, papildymas ir stiprinimas. Kodėlgi tiems? Tai yra holistinis požiūris į sveikatą, taip, tai yra rytų sveikatos tausojimo filosofija, jau daugiau kaip 30 metų tarptautinėje rinkoje ir daugiau kaip 50 milijonų šeimų pasaulyje vartoja šiuos produktus. Filialai yra legaliai dirbantis daugiau kaip 111 pasaulio šalių, o žmonės naudoja produktus netgi daugiau kaip 224 šalyse ir regionuose. Taigi tikrai labai plati geografija.
Taip pat yra tarptautiniai standartai, tai ir tarptautiniai sertifikatai. Taip pat mes turime Lietuvoje irgi pripažinimus geriausi Lietuvoje. Taip pat Gazelės apdovanojimas, tiesioginių pardavimų asociacijos apdovanojimus. Nepriklausoma Vengrijos kompanija yra atlikusi antidopingo testus mūsų produktams. Ne visiems, bet labai jau daug, čia visų nesudėjau. Galima atrasti informaciją, dabar žinot, internetas visagalis, čia GPT labai puikiai atsako į visus klausimus. Taigi, tikrai yra ir antidopingo sertifikatai. Šiandien minėti produktai, puikus tiems produktai, tai yra kofermentas Q10 su kvercetinu, omega 3 plus omega 11 ir tiens fizi forte, arba mes trumpai vadiname magnis. Ir jeigu jūs norite išspręsti savo širdies ir kraujotakos sistemas, ir būti sveiki, turėti savo širdį ir kraujotaką sveiką ir artimųjų. Labai gražiai tikrai papasakojo gydytoja, kas atsitinka, kodėl taip atsitinka, kad mūsų ir kraujagyslės kemšasi ir trūkinėja, visokiausių tikrai yra atvejų. Tai pradėkime naudoti puikius, tikrai vieni iš naujausių produktų. Tai vat yra tiens kofermentas Q10 su kvercetinu, kuris dar yra papildytas B1, B9, D3, E ir K2. Gudobelė dar įeina, taip pat omega 11, omega 3 naujas produktas, kuris turi irgi vitaminų ir A, ir D, ir E. Ir jisai ne tik tai kraujotaką, bet dar visi šitie produktai stiprina imuninę sistemą. Taip pat mūsų magniai, tai yra 3 rūšių magnis, kuriame irgi yra vitaminai, taip pat yra amino rūgštis L-argininas ir L-karnitinas. Taigi, tai suskubti reikia įsigyti šituos produktus. O kodėl? Kągi duoda kofermentas Q10? Jisai duoda didesnę energiją, antioksidantas, tai yra širdies sveikata, uždegimų mažinimas, imuninės sistemos stiprinimas ir oda. Moteris tai tikrai žino, kad reikia naudoti kofermentą Q10, taip, nes dėl grožio dauguma moterų naudoja. Kas tai yra kvercetinas? Tai yra antioksidantas ir uždegimą mažinantis, turintis savybę. Aišku, kad širdies darbui, imunitetui, netgi kvėpavimo sistemai visai gerinti, smegenų veiklai gerinti. Taip pat kontroliuoja cukraus kiekį kraujyje. Tikrai yra unikali tiens kompanijos produkto šito sudėtis, įeina ir gudobelė, ir jau minėjau, kad tikrai yra vitaminų sudėtyje ir labai paprastas naudojimas, 1-2 kapsulės per dieną. Žinoma, kad reikia pasitarti su konsultantu arba su specialistu, kuris supranta jūsų problemą. Žinot, visada labai yra gerai turėti patarėją. Sveikatos klausimų ar automobilio tvarkymo klausimų mes einam pas specialistus. Tai va, omega 11 ir omega 3 tikrai unikalus produktas ir kaip supratot, omegos mums tikrai reikia ir geros ir kokybiškos. Tai yra iš Norvegijos jūros silkių. Tai vat neužtenka valgyti pačių silkių, geriau yra gerti produktą, kuris net nekvepia žuvimi, todėl kad yra labai ypatinga gaminimo technologija. Nuo žuvies iki kapsulės pagaminimo praeina tik 30 minučių. Tai už tai pats produktas neturi to skonio. Ir yra labai unikali formulė, kadangi įeina CETO3 forma užpatentuota. Jeigu taip paprastai, žmogiškai pasakyt, ką tai reiškia, kad iš to maisto, kurį mes gaunam,
CETO3 formos pagalba organizmas gamina omega-3 daugiau. Vat, tai yra pagalba pagaminti organizme daugiau omegos-3. Dėl ko kas gali naudoti šitą produktą, aš tai galėčiau pasakyti visi, ir jis reikalingas visiems, nes tai yra atminties gerinimui ir netgi regėjimui. Žinoma, kad kraujotakai, o jeigu kraujas visur gerai patenka, tai ir sąnariai, ir mūsų visi raiščiai, taip pat skydliaukė, akys, ten, kur yra pačios smulkiausios kraujagyslės, tada yra aprūpinama krauju ir yra pamaitinama. Taip, tai irgi labai unikali forma yra mūsų magnio 3 rūšių ir labai stipri formulė yra, kadangi irgi įeina ir selenas, ir vitaminai, ir labai geras įsisavinimas, labai paprasta naudoti, nes labai skanu iš tikrųjų dar yra, tai yra tirpios tabletės. Ir labai svarbu, kad magnis įsisavintų gerai, tai yra ir įeina magnio bisglicinatas, tai žinot, turi būti ir cinko bisglicinatas, kalcio bisglicinatas, kad būtų geresnis įsisavinimas. Tai va, tai čia yra ne tik tai sąnariams, raiščiams, taip pat nervų sistemai, vat ką gydytoja kalbėjo, kad mes gyvenam nuolatinėme strese, tai vat šitas produktas yra nuo visko, kitaip sakant. Trumpai sakant, nes gydytoja tikrai labai išsamiai papasakojo, kodėl reikia šitų produktų, o kokius juos rinktis. Taigi mes jums rekomenduojame rinktis aukštos tikrai kokybės, natūralius produktus. Kaip matote, tiens magnis, jisai padeda sumažinti nuovargį, tą nuolatinio pavargimo sindromą, nes dabar žmonės tikrai labai skundžiasi šituo dalyku, palaiko elektrolitų pusiausvyrą. Elektrolitų, matau pusiausvyrą apie tai, ką gydytoja kalbėjo, darydama biorezonanso tyrimą. Žmonėm tikrai labai to trūksta. Taip pat palaikyti tinkamą nervų sistemą ir žinoma, kad sportuojant labai svarbu raumenų veikla. Dažnai skundžiasi žmonės, kad po sporto būna raumenys įtempti. Tai va, po sporto arba netgi prieš sportą, sportuojant į buteliuką įsitirpinti tiens magnį, tikrai gurkšnoti ir neturėti tos problemos. Palaikyti, žinoma, kad sveiki kaulai, dantis, medžiagų apykaitai, tai padeda baltymų sintezę normalią palaikyti, būtent tiens fiziforte magnis, ir dalyvauja netgi ląstelių dalinimosi procese. Ir, žinoma, kad visai psichiniai būkliai, nes dažniausiai žmonės galvoja, kad magnis tai yra tik tai nuo streso. Jisai pasirodo daugiau visokių funkcijų atlieka, ne tik tai yra nuo streso. Labai daug atsiliepimų galite apie šiuos produktus pasiskaityti. Tiens LT yra puslapis internete, kur yra iš visos Europos klientų atsiliepimai. Užeiti ir pasiskaityti. Tenai labai rekomenduoju. Taigi, jeigu jūs norite turėti sveiką širdį, balansą organizme ir būti visą vasarą energingi, tai labai rekomenduoju turėti šiuos unikalius produktus. Ir aš jums pasakysiu, kadangi tai yra vasara ir tai yra laikas, kai yra populiariausi šie produktai, tai reikia produktus suskubti įsigyti, nes žinokit, žinot, kaip būna ir parduotuvėse, kai kurios prekės baigėsi, ypatingai kai labai reklamuoja. Arba mano vienas pažįstamas vaistininkas, jis turi privačią vaistinę ir sako, kai būdavo anksčiau sveikatos laida sekmadieniais, tai žinok, pirmadienį ko ateis pirkti. Sako, gali tiesiog paketus supakuoti ir jau ateina žmonės.
Tai va, tai kadangi yra šių produktų dabar laikas, tai skubėkit įsigyti, nes turi tokią tendenciją produktai ištirpti. Ir labai yra paprasta įsigyti, nes registracija, jeigu jūs dar neturit TIENS VIP kortelių, tai registracija nekainuoja. Galima atsisiųsti į telefoną Višie programėlę arba užsakymus daryti internetinėje parduotuvėje tiens.lt. Ir kaip matote, turint TIENS VIP kortelę, kaina yra pačioje. Tai galima, pavyzdžiui, perkant Omega, labai jau gerai sutaupyti beveik 13 eurų. Tai tikrai skirtumas ir jaučiamas. Galima nusipirkti dar kokį nors produktą palankia kaina. Vien tik tai užsiregistravus. Nemokama registracija, tikrai turėti savo VIP kortelę visada apsimoka, nes jūs galite dalyvauti visose vykstančiose akcijose, pasiūlymuose, gauti dovanų. Birželis irgi yra labai gausus dovanomis. Galite tai sužinoti, kreipdamasis į savo tuos žmonės, kurie šiandien pakvietė jūs į paskaitą, su jais pasitarti, ką jums geriau įsigyti, tam, kad gautumėt geriausias dovanas. Ir kaip sakiau, geriausia turėti tikrai savo konsultantą, patarėją produktų naudojimo klausimais. Taigi, tegul ši vasara pripildo jūsų širdį džiaugsmo, kūną sveikatos, o sielą ramybės. Skirkit laiko savo, mėgaukite saulę ir judėjimu. Sveikata prasideda nuo mažų, bet sąmoningų pasirinkimų. Linkiu būti visiems sveikais ir dabar grįžtu prie jūsų klausimų, kurie yra, manau, į šią temą ir prašysiu gydytojos atsakyti. Taip, tuoj einu aš į čatą. Labai visiems ačiū, kurie pas mus yra patys ištvermingiausi. Taip, ačiū gydytojai Astai už informatyvę paskaitą. Taip. Aha. Taip, yra klausimas. Ar aliejinius papildus, pavyzdžiui, omega 11 ir 3 ir mineralus, pavyzdžiui, kalcis galima vartoti vienu metu, tarkime, ryte, per pietus ar vakare, bet abu kartu? Ar geriau vartoti ryte, o kitus vakare? Kaip gydytoja atsakyti? Dėkui už klausimą. Taip, galbūt priklausomai nuo virškinimo, bet aš tai galvoju, kad galima ir kartu vartoti juos. Nematau reikalų. Galbūt vakare, nežinau, ar omega 3 siūlyčiau visai nakčiai. Tai vis tiek riebalas, jeigu ypač polinkis ten kaupt svorį ar kaip, bet mano galva, kad nėra didelio skirtumo. Mes dar, jeigu aš papildysiu, tai jeigu žinom, kad TIENS papildus, tai mes kartais netgi kokteilį pasidarom, įsidedam arba į vieną saują ir geriam, arba netgi susiplakam kokteilį. Taip, tai šiaip tai aliejinius iš bendro išprusimo, tai geriausia yra gerti su maistu. Ne, tai va, tai ačiū gydytoja. Taip, jei metai gražus 68, kiek reiktų ir kokią omega 3 rekomenduotume šalia TIENS omega 11 vartoti? Ačiū. 68 metų. Tai TIENS omega. Aš skiriu omega 3 pagal problemą. Jeigu yra kraujotakos sistemos problemos, tai reikia visada daugiau gerti, galbūt dvigubai, negu šiaip jau rašoma, kad ant pakuotės kiek reikia gerti, dėl to, kad poreikis yra kitoks, reiškia yra pažaida jau konkreti, tai aš dvigubą kiekį, nes šiaip aš mėgstu dozų pagal svorį ir pagal problemą. Tai priklausom dar nuo to, kiek sveria žmogus, nes negali būti vienodai dozuoti, pavyzdžiui, ten 2 tabletės, 2 kapsulės dieną ir kaip jeigu svoris didelis, ir jeigu 50 sveria ir 100, pavyzdžiui. Tai. Ir jeigu jau, kaip sakiau, kraujo spaudimo arba ritmo sutrikimo problemos yra, tai reikia dvigubą kiekį.
Taip, taip, gydytoja, ačiū, nes ir gamintojai, kai buvo mūsų susitikimas su gamintojais, tai sakė, taip, reikia didinti dozes, net pradžioj netgi siūlo po 4 Taip, kapsulės gerti įsotinti, tam. įsotinti, o Taip, paskui taip, palaikomasis dozes, aš irgi taip rekomenduoju. Įsotinam ir palaikom. jo, ačiū, ačiū už klausimą. Taip, Inga, pakartokite, prašau, koks turi būti santykis tų cholesterolio matavimo parametrų. Manau, kad blogojo ir Ačiū, gerojo. jo, yra mano paskaitoj, ten gerasis ir blogasis cholesterolis, ten ne viena paskaita apie cholesterolį, bet naujas, nu, ten yra viena, kodėl cholesterolis, nu, kas daro jį kenksmingu, bet tai trigliceridus ir DTL, trigliceridų skaičių padalinti iš DTL, iš gerojo. Ir tada, jeigu mažiau 3, tai tada viskas gerai daugmaž. Bet jeigu 3 arba daugiau, tada šitoks santykis, mums reikia atkreipdėmėsi, tai imtis veiksmų. Mhm. Gerai, ačiū. Šiaip tai tikrai galima pasižiūrėti ir šitos paskaitos bus galima įrašą YouTube Tiens Baltic kanale pasižiūrėti ir ten dar kartą pasiklausyti. Taip, dar vienas klausimas. Vasara širdies metas, ar galima vienu metu vartoti Q10, omega 11,3, jei abiejose yra tų pačių vitaminų kaip D3, magnį ir dėl įkano po kiek per dieną ir po kiek laiko reikalinga pertrauka. Na, D kiekio per daug negausim, man atrodo, nes ten nėra pilno dienos reikiamo dozės vitamino D ne vienam preparate. Tai taip, kad ir vėlgi, ar vasarą mes gaunam vitamino D, jeigu mes deginamės saulėje, būnam, tada taip, jeigu be kremų, tada taip mes galim gauti D, bet jeigu mes šiaip jau išsitepam taip pat paplūdimi apsauginiais kremais, mes arba pavėsį būnam, mes nesigaminam vitamino D. O kiek elektrolitų, mineralų gerti, šiaip magnio, nu, kad trūksta, tai aš tai siūlau nežinau, iki kokių, kaip rašo kartais ar mokslininkai, ir kaip rekomenduoja, kiek tai galima, jeigu jau pradeda žmogus viduriuoti, tai tada žino, kad jų magnio per daug yra. Taip, Bet šiaip tai, kad padauginti jo, nu, kad labai, viena, kad mes jau mažai gaunam su maistu, antra, kad labai poreikis didžiulis, jeigu ir prakaitojam, sportuojam ir taip toliau, ir nervinamės, tai man atrodo, kad per mažai, per daug jo nepadauginsim, kaip rodė, va, Tienso, turbūt kokie 1-2 dienai, 2 tai kokias, man atrodo, jeigu yra mėšlungis, jeigu yra ten, nu, kažkoks širdies ritmo sutrikimai, jeigu nerimas vargina, silpnumai visokie, tai padauginti jo, nežinau, mano galva nelabai jis padauginti. viduriuos, tada jau nebenaudot. Kai viduriuos, tai tada jau tikrai jau reikia mažinti tada dozes, bent jau palaikomasias, kokias tai mažesnės skirti. Ačiū gydytoja. Taip, dar tikrai toksai į temą klausimas. Sveiki, jei atrodo, kad neužtenka oro, ar tai susijęta su širdimi? Žiūrint, kada neužtenka oro, ar tai sportuojant, gali būti kartais dėl silpnos nervų sistemos, jautriem žmonėms tas vadinamas nepakankamas įkvėpimas, kada nori ir dar trūksta vis įkvėpi ir dar mažai, tas nepasitenkinimas kvėpavimu, kaip vadina toks terminas medicina yra. Bet jeigu mes sportuojam ir mums trūksta, arba jeigu mes, tarkim, žmogus lipa į 3 aukštą, jam reikia sustoti, arba į 5 lipant, čia jau yra grėsminga. Jiem trūksta oro. Jeigu jiem trūksta oro gulint, pavyzdžiui, reikia būtinai tirtis. Bet jeigu mes sportuojam, trūksta oro, greitai einam, galbūt mes netreniruoti elementariai. Vėlgi, kas darosi trūkstant oro? Dažnai širdis plaka greičiau, bet ar atsiranda kažkoks diskomfortas krūtinėje ar kažkur, tada jau būtinai reikia tirti širdį. Ir nežinau Taip, amžiaus, jeigu vyresniam amžiui, jaunystė, jeigu trūksta, galbūt kito lengvesnės problemos. papildė gulint ramybės būklėje. Ar tada, tarkim, pusiau sėdom arba atsisėdus, ar išnyksta oro trūkumas? Sveiki, galiu Taip, taip. Taip, Dažniausiai būna vakare atsigulus, nors miegamasis visiškai yra išvėdintas, atrodo ramiai guli, bet atrodo kvėpi ir neįkvėpi oro. Nu, toks jausmas, kaip ore degonės nebūtų. Ir tada, kada karšta, kada šilta, va tokiais momentais pradėjo paskutiniu metu atsirasti toksai požymis.
Bet jūs pakeičiat kūno padėtį ir išnyksta visą tai, ar ne? Nu, ta prasme, stebiu, užmiegu, viskas Ne, reikia bet jeigu jūs atsikeliu, atsisėdate, jūs atsigulus tai jaučiate, ar jūs atsisėdat, jums nesisėdžiu, nu tiesiog, nu kas pasikeis. nepabandėte, manau, kad galbūt tai ir susijęs su nervų sistemos jautrumu galimai gali tai būti. Vienas. Bet ne visada, dažniau kada šilta iš tikrųjų, žiemą gal taip nebūna, šaltuoju laikotarpiu kokios- nelabai, daugiau vasarą. Gal skydliaukės problemos. Taip, yra hipotirozė. Tai galimai dėl to tada. Supratau. Gerai, ačiū. Dėkui. Tai ką, gydytoja dėkoja čia dar, rašo ačiū gydytojui už informatyvę paskaitą, labai gera jūsų klausytis. Va, Zita parašė. Tai ką, mėlyjeji, labai smagu, kad šį rasų ir joninių vakarą jūs tikrai su mumis ir domitės, dabar žinosite dar daugiau ir galėsit su kitais pasidalinti. Lauksime mūsų mielos gydytojas dar kitais kartais. Paskaitose pakviesim, va kiek širdelių, labai tikrai dėkojam. Gražios šventės, būkite sveiki ir iki kitų kartų. Sveikatos visiems ir dėkui už organizavimą, Terese. Tai iki malonaus kažkada visiems.